Eilinė avarija įvyko Naugarduko gatvėje. Automobilis suko iš šalutinio kelio į kairę pusę ir nepraleido pro autobuso važiuojančio. Keleivių teigimu, vairuotojas staigiai pasuko į kairę ir atsitrenkė į autobusą. Pirminiais duomenimis kaltas yra automobilio Toyota vairuotojas. Vairuotojas sužeistas. Manoma, kad jam galėjo lūžti šonkauliai. Kokiagi priežastis, kodėl įvyko avarija šitoje sankryžoje? Manytina, kad tai yra dėl to, kad šita gatvė po rekonstrukcijos labai sunkiai yra matoma, dėl to, kad automobiliai yra atitraukti nuo šaligatvio ir tokiu būdu užstoja matomumą. Ką galima padaryti šitoje sankryžoje, tai kad reikėtų ženklų papildomą, kad negalima sukti į kairę, bent jau darbo valandomis. Vairuotojas autobuso teigia, kad šita gatvė yra Naugarduko gatvė yra labai sudėtinga vairuoti autobusą, kadangi jinai labai siaura ir dažnai įvyksta avarijos. Automobilių Toyota važiavo užsieniečiai iš Tadžikistano.